Mes esame tarp Helsinkio ir Varšuvos, tarp Maskvos ir Stokholmo, Rygos ir Vilniaus. Gyvename ten, kur didieji Šiaurės Europos ir Lietuvos keliai kerta Nevėžį. Mes Panevėžy. Panevėžys mūsų miestas, namai, palikimas ir likimas. Panevėžio žvaigždė. Tas miesto dvasia tokia turėtų išlikti, erdvės, mastelis, gal kai kur net ir stilistika. Aš vertingiausią Panevėžio dalyką tai matau mastelį. Mastelį Panevėžio, ne kokio Vilniaus, ne Kauno, ne Klaipėdos, o būtent tą būdingą miestui. Tai aš įsivaizduoju, taip, kad mūsų visas centras, tas pats čia Laisvės aikštė, tos arterijos pagrindinės kyla ir dangoraižių gali atsirasti. Reiškia, tas mastelis jau toks į aukštį, o aplinkui visas žavesys būtų tame, kad pereina į tą visą tokį kiliminius. Ir vis dėlto ateitis, ko gero, jo nėra į tokią didžiulę plėtrą ar kardinalius pasikeitimus, bet vis dėlto būtent į kokybiškus pertvarkymus esamo užstatymo. Mūsų miestas paveldėjo ne tik tai regiono sankryžų privalumus. 500 metų mes statėm ir griovėm savo miestą. Kartais griaudavo kiti, bet visada atstatydavom mes patys. Kaip mokėjom ir kaip galėjom. Brangindami paveldėtą tradiciją ir miesto charakterį, kūrėme jį šiandien ir matom jį rytoj kaip jaukius ir saugius aukštaitiškos lietuvių genties namus. Sau ir savo draugams, o svarbiausia, savo vaikams. Mūsų vaikai, jie yra didžioji mūsų investicija ir vizija. Panevėžį parvešim naujovių. Visą jaunimą atnaujinsim, pramogų sferą, kad Panevėžys atgimtų. Panevėžį parvešim daug naujų, gražių idėjų ir manau, kad kada nors gal visą universitetą. Panevėžys, aš įsivaizduoju, kad atgaus jisai vėlgi savo vardą, nes jis anksčiau buvo vadinamas artistų ir dainininkų miestu ir vėl jisai bus kultūros miestu. Panevėžys yra jėga. Viskas mūsų rankose ir mes visi padarysim, aš tikrai įsitikinęs, kad instituto direktorius galės ramia dušia išsitraukti tą lentą, kurią esu padovanojęs, ant kurios užrašyta Panevėžio universitetas ir pakabinti. Universitetas Panevėžį ne tik garbingos ateities simbolis. Mokslininkų ir verslininkų įžiebta mokslo ir technologijų parko, o jame mechatronikos centro šviesa ilgainiui sutrauks čia viso krašto jaunimą. Esame pramonės miestas, turime technologinio profilio aukštąją mokyklą ir pakankamai aktyvų mokslinį techninį potencialą, kas be abejo labai svarbu. Ir atsirado toksai centras, kuris yra skirtas auginti žmonės, reiškia, toje srityje, kuri yra svarbi valstybei, konkurentabilę darbo jėgą, kuri, reiškia, turės reikiamą potencialą tada, kai stosim akis į akį su Europos rinka. Technologijų parkas galės tenkinti bet kokius poreikius, nebūtinai susijęs su elektroninė pramonė. Galima, kaip sako, plasmasių gamybai gaminti presformas, galima gaminti štampus, galima gaminti nestatinius įrengimus, stiklo gamybą, kažkam tai panašiai. Netolimos ateities vizija, o jau šios dienos rūpestis – šilumos tinklų rekonstrukcija ir naujos termofikacinės jėgainės statyba bendrovėje Panevėžio energija. Vandens tiekimo ir vandenvalo sistemų modernizavimas bendrovėje Aukštaitijos vandenys. Saugesnės socialinės kultūrinės aplinkos kūrimo naštą su miestu dalyjasi tokios didžiulės bendrovės kaip Ekranas. Be abejo, Ekranui ne vis viena, koks yra miestas arba koks yra miesto mikroklimatas. Ekranas be aukštos kvalifikacijos specialistų, be aukštos kvalifikacijos darbuotojų yra niekas. Kad mes pasiryžę ir investuoti, ir prisidėti prie to, kad vidutinis miestelėno išsilavinimo lygis, kultūros lygis jis būtų vis aukštesnis ir aukštesnis, kadangi tiesiogiai mes siejame tai su mūsų verslo sėkme. Ilgainiui iškilsiantis didelis pramogų, sporto ir kultūros centras dar kartą patvirtins ilgametę Panevėžio verslo tradiciją.
kurti remti sportinę bei kultūrinę miesto bendruomenę. Lygiai taip kažkada Juozo Miltinio teatrinė, o vėliau Donato Banionio aktorinė žvaigždė, ryškiai sutviskusios rytinėme Baltijos krašte, teikė pasididžiavimo ir jėgų visai miesto bendruomenė, visam miestui. Tokių regioninės traukos epicentru, šiaurinė kultūros, pramogų ir verslo žvaigždė, miestas mato save ir ateityje. Čia kelių tarptautinių transporto koridorių sankirtoje formuojasi reikšmingas logistikos mazgas su ES reikalavimus atitinkančia degalinių, motelių, muitinės terminalų sistema bei turistinių paslaugų infrastruktūra. Via Baltica intensyviausias ir reikšmingiausias kraštui. Todėl baigiama statyti aplinkelių ir viadukų sistema leis automobilių srautams, patogiai lenkiant Panevėžį, jie efektyviai sieti su didžiausiais Baltijos jūros šalių uostais ir miestais. Su unikaliais Aukštaitijos gamtos ir rekreacijos kampeliais miestą jungia išplėtotas krašto kelių tinklas. Siaurasis geležinkelis, siaurukas, nepakartojama turistinė atrakcija dideliems ir mažiems, dar tik atranda savo nišą tarp turistinių pramogų. Tuo tarpu vienintelė Lietuvoje stumbrų banda galėtų save kildinti iš senųjų Lietuvos stumbrų, ilgainiui užleidusi už žalias pievas ir miškus aukštaičių genčiai, jos miestams ir miesteliams. Ateityje Panevėžio metropolinė trauka savo įtakoje išlaikys ne tiek apskrities teritoriją, kiek visos Aukštaitijos, kone trečdalio Lietuvos dvasinio ir kultūrinio centro statusą. Miestas turi pasišvęsti šiems nelengviems darbams, kurdamas ir statydamas. Nuo miesto širdies, jo centro, skirto kasdienai ir šventėms, iki pat jo paribio, palidovinių rajonų, saugių ir modernių gyventi ir ilsėtis. Nuo bendruomeninių susibūrimų vietų ir statinių iki erdvių drąsiausiams ateities svajonėms ir vizijoms. Panevėžys prasidėjo nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir jo sprendimo statyti čia šventovę. Galėtume svarstyti, galgi šis, to meto Lietuvos pirmasis vyras, ir skaitė žvaigždėse, kad čia bus miestas, o gal tiesiog beribiuose žvaigždynuose pamatė tą vienintelę Panevėžio žvaigždę. Šiandien mes vis dažniau pakeliame žvilgsnį į beribį dangų. Žvelgiame ten ir akimis ieškome išgirsto pirmojo vieversio arba pasiekame jau išskrendančius žiemoti paukščius. O gal net tikime nakties danguje rasintis didelę ateitį pranašaujančią žvaigždę. Šiandien mes esame tvirta bendruomenė, tikra giminė. Mes turime savo miestą prie Nevėžio, savo namus. Mes žinome, ko jam trūksta. Mes žinome, jog darysime viską, kad jame būtų gera mums ir mūsų svečiams.